1-1-1. Sugalvojau numinti prie jūros, pasidaunot savo dovanėlę gimtadienio. Pažiūrėkit, kaip seksis. Bandysim numinti kuo greičiau, kadangi ribotą laiką turiu. Dabar yra jau lygiai 6 valandos. Turim numinę beveik 17 km. Iš viso yra apie 370 km gaunasi. Pažiūrėsim savo ribas, pažiūrėsim per kiek įmanoma numinti nuo vieno Lietuvos krašto į kitą Lietuvos kraštą. Smagu tas faktas, kad lygiai prieš metus myniau su dviračiu aplink Lietuvą ir irgi jau artėjau po biškį link jūros. Labai smagu, kad pavyko šį kartą irgi pasidaryti savo tokią kelionę ir išvažiuoti prie jūros dviračiu ir tai paminėti savo gimtadienį. Tai va, būtų smagu, jeigu tai taptų tradicija. Tai va, minsim nuo Zarasų. Va, reprezentas Zarasų yra link Rokiškio pusės dabar. Panevėžys, Šiauliai, Klaipėda. Nu, man atrodo, kelionės pradžia tokia debesis kaip tik geras startas toksai. Saulė tuoj dings jau. Žvyras. Pirmasis šios išvykos žvyras. Kol kas lietaus negavau, tai labai džiaugiuosi. O, žiūrėkit, kokia bala čia. Eina savo, čia upelis visas. Wow. Daug labai svario ant galo. Tai vos tik paleidi priekį biškelį, neprispaudęs. Iš karto kyla priekis, ypač kai į kalną dar lipi. Į kalną biškį sunkiai. Sutraukė vieną koją, keturgalvį. Be kylant tai nusiėmiau. Esame Norkūnuose. Esame iš tikrųjų netoli labai Rokiškio. Čia kažkur 15 km gal. Blemba, eina savo, koks bimbalynas čia. Bimbalų pilna. Eina savo. Žmonės belė kiek bimbalų. Reikia bėgti. Nežinau, man kiek bimbalas gali skrist greitai. Smagu nuo kalno riedėt. Į kalną riedėt nelabai smagu. Kai pilna bimbalų aplink. Labas vakaras. Ką, pirmas sustojimas. Tai turim jau beveik 60 km. Tai dabar tikslas yra iki Kupiškio nuvažiuoti. Jau turim 8:30 vakarą. Minam beveik 3 valandas. Tai greitis nusimušė šiaip 20,38. Bandysim numint kiek eina daugiau. Per šiandieną kažkaip esu pasiruošęs visai papumpuoti. Kol kas nuotaika gera. Žiūrėjau, čia žvyro jau visai nebedaug liko. Šiek tiek ten pavažiuosiu, išlysiu ant plento ir plente bus viskas vo. Čia matosi nulyta, šiaip tai visą laiką paskui debesį važiavau. Stiprinamės guminukais, cukrum. Turim dabar jau po 9 vakaro. Iki Kupiškio kažkur apie valandėlę laiko. Nu ką, Kupiškį šviečia jau po biškį. Jau va, sutemo visiškai. Turim 92 km. Nu kągi, Circle K. Atvažiavom pavalgyti. Esu Kupiškį. Bandysiu dabar ieškoti vietos kažkur prie Marių Kupiškio. Turiu hamaką, tai ne bet kur galiu pastatyti. Tai va, reiks medžių paieškoti, nu žodžiu. Gal kažką nufilmuosiu, gal nebe. Jei ne, tai susimatom rytoj. Čiau. Labą rytą. Pavyko rasti vietą vakarą, permiegot. Nebuvo labai čia jauku. Netoli čia tūsino žmonės. Atsikėliau anksti. Dabar turim 5:30.
Vau, šiaip labai graži vieta. Čia uošvės liežuvis. Labai džiaugiuosi, kad pavyko čia surasti vietelę, nes šiaip čia pakankamai atvira yra. Tai ten labiau miškinga tokia vietovė buvo. Čia veik parkas yra dar. Visur sutvarkyta, tualetai, suoliukai, staliukai. Žodžiu, faina. Tikrai gera vieta, kas bus netoli Kupiškio, paturiu aplankyti. Uošvės liežuvis. Tai va, o aš pusryčiauju. Pradžiai dabar iki Panevėžio nuvažiuoti planuoju ir būtų labai nuostabu Šiaulius pasiekti šiandieną tikrai. Žiūrėsim kaip kelias, nes sakau, kažkaip pradėjo skaudėti man ne traumuotą kelią, bet kitą kelią. Panevėžys 42. Pitstopas atsigaivinimui. Pipu. Įsimaudėm, apsipirkom biškelį. Varam dabar iš Panevėžio jau, dar nusipirksiu kavos ir šausim į Šiaulius. Turim 60 km, išvažiavom iš Panevėžio, tik įstraukiau kamerą ir pradėjo lyt. Pirmas lietus. Iki Šiaulių 72 km. Jau sąskaitai turim, kiek, 60, man atrodo. Tempas nėra greitas. Labai atgaivino tas pasimaudymas Panevėžy. Šitas lietutis irgi. Visai nėra blogai, visai faina. Tik kad šita mano striukė neperšlampama peršlampa. O, ten kaip matosi, kad lyja. Tik greičiau. O jau nes čia blemba pradėjo dar stipriau lyt. Atrodo debesis kaip ir praėjo, bet tai va, tiek, kapoja lietus. Bet jau silpnai matau. Ieškau sponsorių, kas man galėtų striukę padovanoti. Net peršlampama. Mes turim lygiai 70 km. Minam 4 valandas. 10 km nuvažiavau, žodžiu. Nuo Panevėžio. Nustojo lyt labai gerai. Va, biškį atsipūsim, padžiūsim ir minsim toliau. Šiaulių apskritis. Ten vėl debesis. Karšta, varvo. Į akis tiesiai prakaitas varva. Tokios tokelės minam šiaip nėra labai malonu. Pakraštys toks nekoks. Kepina tai belė kaip iš tikrųjų. Turim 96 km jau. Artėjom link Radviliškio po biškį. Ir čia vat bus už 10 km ežeras, tai varysiu nusmaudyt būtinai, nes baisiai karšta. Update done. Įsimaudėm, atsigaivinom biškį, pasikeitėm avalynę. Nes labai karšta diena, 26, bet ant asfalto, ant saulės, tai jutiminė tikrai žymiai didesnė. Tai va, tikslas šiaip, Šiauliai, bet pasižiūrėjau, kad rytoj tada nemažai dar kelio lieka. Šiandien, kadangi visai gerai sukuosi čia nuo ankstaus ryto, tai nežinau, pabandysiu dar gal iki Kuršėnų nuvažiuoti. Tai pasižiūrėsim, kaip eisis. Kągi. Radviliškis pasiektas, Šiauliai 26 kilometrai.
Šiauliai 3. Šiaulia. Saulės miestas. Štai ir Saulė. Važiuoju. Atrodo, Šiauliai nesibaigiantis miestas yra. Turim 8 valandas vakaro. 140 km sąskaitai. Tai va. Minam toliau. Šiauliai palikti. Pavargau. Šiandien buvo ir lietaus, ir karščio didžiulė. Panašu, kad gali būti lietaus ir vėl. Kuršėnai. Viskas, šiandienos tikslas pasiektas yra. Turim sąskaitą 163 km, minam 9 valandas. Ant dviračio, gryno minimo. Nelengva dienelė visai, bet labai gerai nesistabus mūsų darbą. Gerai, kad šiandieną numyniau. Daugiau biškį, nes pagal planą kaip ir Šiauliuose turėjau būti. Bet toks ir planas, aš neturiu planą. Pagal nuojautą važiuoju. Tai va, pabandysiu gal parduotuvę kokią surasti ir tada varysiu. Čia susiradau kažkokią vietą centre prie tilto pešiųjų. Kaip ir miškelis kažkoks tai mažas, tai nežinau, pabandysiu hamaką pasidėti. Šeiminėlė. Taip dar niekad nėra buvę. Kilimėlis, dviratis. Čia yra pagrindinis Kaišiadorių tiltas pešiųjų per upę. Tiesiog nebeturiu jėgų aš ieškoti, nes apvažiavau visus Kuršėnus. Pirmyn atgal. Iš pradžių buvau nusimatęs vietą, realiai miegot kažkur ten už tilto. Parkelis toks yra ir prie parkelio ten palei upę visai yra medžių. Tai labai didžiulis skardis eina ir ten nepasistatysi, o čia kur parkelį yra medžių, tai labai reti, tai labai anakių ir kažkaip labai nejauku. Tada buvo dar miško platelis irgi palei upę einant, bet bandžiau važiuoti link ten, tai ten visiškai brūzgynai bele kokie, tai net neišėjo. Tada dar vieną mačiau platelį tokį medžių, važiuoju ir žiūriu, mylėjasi žmonės ten toje vietoje prie suoliuko. Tai tas ir tada, okei, čia yra netolies irgi vokiečių kapinės ir miškas. Važiuoju vėl link to miško ir, žodžiu, nežinau, man, tokia kūnas sako, kad nemegok ten geriau. Kažkaip labai nejaukų kapinės, nenorėjau aš ten veltis. O čia jo, švies viską, bet nežinau, man čia yra asmeniškai jaukiau čia va dabar gulėt, negu ten tam miške būt. Nežinau, užmigsiu gal kažkiek, gal ne. Per rytoj turiu numinti iki Klaipėdos, apie 140 ar 130 km dar yra. Čiau. Tai labas rytas visiems. Krita mūsų į kavą. Ten mūsų miegojimo vieta buvo. Bėda, kad labai daug drėgmės buvo, tai man viskas permirkė yra. Vėliau gal iš vis nepateko. Nežinau, kiek čia gryno miego to buvo. Buvo kokias 3 valandas gal. Nors ne, 4 tikrai gal turėjo būti. Bet atsikaldinėdavo protarpiais, tai viską susirašėm. Pasidarėm reikalus. To įdėsim į kelią vėl. Galiu pasakyti, kad subinė skauda, koja skauda bėlė kaip. Eina savo. Iki Telšių 40 km.
iki Klaipėdos apie 130. Dabar yra po 6:42. Pradedam 3 dieną. Galinga, žiauri diena vakar buvo. Tai mano didžiausias buvo važiavimas apskritai. Rekordinis, nebuvo tokio atstumo niekad nuvažiavęs. Ir dar su tokiu geru poilsiu. Tai vat, žiūrėsim kaip čia šiandieną. Turim pasiekti Klaipėdą. Gal kažkur sustosiu po keliu. Pailsėsiu, pasnūsiu kokią valandą. Gal tai visai nieko būtų, manau. Turim 20 km sąskaitėliai. Nu tai ko? Pim, pim. Turim 30 km, 31 beveik sąskaitai. Sėdžiu čia, kaupiuosi važiuoti, kraunu telefoną ir taip miegas taško jau baisiai. Jaučiu, nuvažiuosiu į Telšius, apsipirksiu, nuvarysiu, įsimaudysiu ir gal nusnūsiu kažkur. Geruliai 3. Ko jūs Telšiškė? Atvykau į Telšius. Apsipirkau biškelį. Atvarėjau pažiūrėti kaip kapitonas laikas. Ir pastačiau savo poilsio kampelį tokį. Reikia poilsio. Nes miegas kabina visą laiką. Tai va. Viso, čiau. Labą rytą. Turim 12:07 kilometrų, nepadaugėjo kažkaip. Tas pats. Vieną noriu paklausti. Atrodo, prie jūros lygumos turėtų būti. Čia kalnas po kalno, wow. Oi, kaip gera tai patirti, wow. Turėjau tokį dabar etapą žvyro. Kalnai kalnuoti. Telšiai, wow, nesitikėjau. Biškį pamiršęs buvau filmuot. Tai va, išvažiuojam iš Plungės, pasimaudėm, atsigėrėm. Turim dabar apie 5 kilus iki Klaipėdos. Sąskaitą turim 80, važiaunam. Nori greičio. Turime 98 kilometrus savo sąskaitoje. Atmynėm į Gargždus. Pagaliau susiradau savo ledų. 116 kilo. Biškį atsiputų. Ir minsiu Klaipėdą. Iki Klaipėdos kažkur apie kiek čia kala. Klaipėdos 18 km. Važiuoju tiesiai iki draugo Luko. Padėsiu dviratį. Nuvarysim gal į parduotuvę ir tada varysim į Latviją, į pajūrį. Čia netelpa. Dėkai taip. Nesuprantu, kaip čia Google Maps'as nuvedė. Užtrukau čia per ilgai. Žymiai per ilgai. Gerai. Tai ką, tikslas įvykdytas. Atmynėme uostamiestį sėkmingai per nepilnas 3 dienas. Tai galutinis rezultatas. O jis yra štai toks. Latvijos jūra. Belekas. Wow. Ar buvo verta? Tikrai taip. Tokiu vaizdeliu. Bombals! Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and today I'm gonna sleep in a hammock by the sea. Let's go!